Kaip, ponas Seksiukas, kodėl jūsų sesė paima vieną kiaušą ir meta į kašę? Kad jį neįsimuotų šaudyti kiaušus, ėma ir mėta, bet žinot, vėl mėta. Žinot, bet nepataikau prie kašės. Aš tai pataikau ir žvalgu, bet ir ten buvo. Aš tai paimu, žinai, aš iš ko mėtau, aš tai iš kapšelį mėtau, bet aš tai mėtau iš pusės salės. O iš savo gėlių, kurios man labai smagiai patampa. O iš tarantulą bandėt? Nu, bandžiau, bet jis neatleido, nes ant mano žublybas ar žmona. O tai jūs gėjus? Nu, taip išeina, nu. Nu, tai gal toliau. Gerai, nu, gal mes toliau. O jūs norite įsijungti? Nenoriu. Aš Nenoriu. Tu nori? Čia. Mane pritrenkia, atsilieps. Gerai, išties, nes užėbilas pydaras pas save kušys labai apraukia. Kas blėt susiraukė? O atradai? Ką? O atradai kur kišt? Nu, sakau, ten jau apžėlė, ten toks purvinas, kad turbūt nachulį per savo 12 gyvenimų net nesiprausė. Aš tai žinai ką bandžiau? Aš tai bandžiau tokiai mergai kišti ne tai kad birką, bet kaktusą. Kaktusą, o daug stiglių linda, paskui pizą, labai reikėjo vietų. Visą mėnesį kaifavo. Kaktusų, nu, tai reikėjo paimti. Tai pamestų, tai reikėjo paimti užpiltą, būtų kaip sieros rūkštis išgriaužė viską. Aš ten jį palikau mėnesį. Tai man biškai jai gadyta buvo kaktusą gauti pizai. Eina gatvė. Nu, bet nakui tos moteriškės tai įsiraukė. Nu. Bet mano taisys reikia įskaitelę kiaušai ant galvos. O kokia jūsų mano turit gal tai Argonija bibis? Ne, tai Argonija pizza, jas pavardė bibis. Biškai debilė, impuotai tai reiškia. Ne, mano žmona geriausia. Aš turiu pizza ir bibis susivėsusi. Ten dvigubas pizza vienam žmonai. Jūs prašome ir jūs pasakyti, kokie jūsų žmonai. Nu, pas mano žmona, žinokit, ne tai, kad ten kušys užaugo, bet samanas užaugo. Bet labai daug turbūt ir labai rudas, ar gal žinokit, žalios. Labai jau daug. O jinai tos buvo moteriškė neužsiraukė? Nu, užsiraukė, tai jau užsiraukė, nes ir šikna užsiraukė. Nu, sakau, o tai pažįstam vieną mergą, kurios rankas raukšlėtas, bet kaip susinervina, žinot, kaip šikna būna susiraukšlėjus. Nu, tai galva ima šiknos pavadį, taip susiraukė, kad vapšė, šikna užsisiuva ir pizą vienu metu. Tai gal vapšė, tai moteriškiai niekas neįkišė. O koks jau vardas? Jos, Laura Pilešikaitytė iš 5 B klasės. O tai mano žmona! Tavo žmona Pelergonija pizda pavardė bibis. Aš turiu 2 mergas. Viena Pelergonija, kita su savo vėliukštė ir spintanuštė panėjo. Tai, blėt, tu negalėjos padaryti per šikną, nes jai labai visi savo šikną kaip vaizdą. Aš tai dabar negaliu šiek smaugti. Pasmaukyta jau, kad pas save bibiskai, kai pasigulo pas Aš tai, žinai, ėjau gatve vieną kartą ėjau gatve, žiūriu kažkokia eina merga vietoj pirštų, tie... Samulas? Bibėjai. Ar kaktusai? Bibėjai. Bibėjai, o kitos rankos pizdos. Nu tai pataisė, o čia yra modelas, o čia yra pizda. Tu man laisvina. Iki šitai išlenda iš kiek. Tai gerai. O tu tai metų nesmokyklas? Ne, bet žiauriai taip. Nu, žinau, žiauriai jinai. O nu tai jūsų seksiuku pakalbėkit, aš vėl einu tavo gamtinio reikaliko. Gamtinio? O ką jūs ten davė, smūkotės, ne? Aš tai bet mokėjau, bet pirmą bėga į burną, nes bėga seksualasis duotas keistis. Sau? Jie sau, net ir vagerti į pirmą geriau naktimis. Tai boža, žinau. Aš tai galvoju, kas yra čiužnys, mane klausė, ar tu turi čiužnį? Tai sakau, kas tas čiužnys? Žinai, kas čiužnys yra? Yra toks linijinis kapšelis odinis ir ten prikimšta daug šūdų. Aš tai galvau, kad maišelis, aš tai sakau visiems, aš susiradau čiužnį, ant jos sakinėjai, tipo, nes vartus mane nubraukė, tai dabar ištinus visą negaliu vaikščioti. Nu tai duok, aš tau patrinsiu su kaktusu, iškart praeis. Davai, patrink. Aš paimsiu golgiai, blėt. Nu, blėt, tada tai kūro kaip... A jau duši,
Ei, Agirdi, a jūsų moment, blėt, dėdien dar laikosi protezai? Kaip užsitepiau, tai blėt visą mėnesį mes laiko. Nu, tai gerai, ne? Gera priekė. O 10 litus man dar nedavėt. Tai bėkit nahur su savo skolą. Jūs geriau man pačiulkit. Taigi, blėt, jūs man pats prisiskolinat. Taigi, kaip jūs atsibūrot, aš iškišau savo galvą, sakau, dabar pačiulkėjom, dabar man dar 2 litus duokit. Nu, tai jūs jau pračiulkėt man 20 litų, nu, tai jūs man 10 litų skolingas. Aš jau pračiulkiau 20 kartų, aš dar jums 20 litų skolingas. Ne, nu, čia kažkokia nesąmonė. Dabar rada rungtynės kasės. Ai, tu rungtynės, nu, blėt. Tai jisai rungtynės. Tai jis savo kiaušų mėto visą laiką. Kaip koks trauma. Sakau, nu. Trauma jisai kažkoks, nugrįžo. Atsivogęs trauma. Klausytojas kažkoks. Jisai depiliatorių dedasi vietoj kūšio, kad jam pamasažuotų jį. Jis masažuoja kas 3 minutės, kas 2 minutės. Žinot, išradau naują telefoną, tušinukas, bet ten užtat dedasi vieną tokią ten padišovkę batarkę, ne? Tai jau nebeveikia ir jūs palaukit. Prašom nesuspjaudyti iš savo spermos, nes jau man leis visas akis baigėte pjauti. Pas mane, žinokit, kažkokia... Kur nuvalyti, toj grįžėjus paskalbėti su saksu. Nu tai sakau, galima įsikišti šikną ir ten vibruoja. Tas tušinukas. Oi, kiek kilioja jis? Nu, tau kaip joganų, nežinau, kažkokiam traumai, tai 10 litukų. O kas 10 litukų? Nu, tokie pinigučiai. Aš radu tik tais pati valpą parašytą vienas, tai galiu užtikint, kad yra skaičius. O nemoku skaityti, tai Galiu pasakyti,